Gegužės 3 Konstitucijos parkas. Parkas buvo įkurtas 20-XIX amžiaus metais. Anksčiau šioje vietoje buvo pirmoji suvalkuose medinė Švento Kryžiaus bažnyčia bei kapinės. Į pietų pusę buvo nusidriekęs turgus, prekybinė dalis su medine rotuše viduryje. Iki šių dienų parkas yra tipiškas XIX amžiaus miesto parko kompozicijos pavyzdys. Jis buvo skirtas pasivaikščiojimams, o pietinė parko dalis tarnavo kariuomenės rikiuotėms. Parke yra įdomių mažosios architektūros elementų, tokių kaip medinė pavėsinė altana bei iš ketos pagamintas saulės laikrodis. Tarpukario laikotarpiu parkas buvo sutvarkytas, išlaikant jo rekreacinę funkciją. Žiemą parko alėjos tarnavo kaip čiuožyklos, o vasarą estradoje buvo organizuojami karo, ugniagesių bei gimnazijos orkestro koncertai. Iki 2003 metų, kuomet parką nusiaubė uraganas, čia augo daugiau nei 800 medžių ir krūmų, iš kurių seniausias skaičiavo daugiau nei 200 metų.